Čia šuo? Mažutis pamarėnas, o pretenzijos didžiulės. Matau. Iki. Nuolatinis žirniuko lojimas varo į neviltį neseniai susituokusius Kreigą ir Šelbę. Nes leidžia šukuojamas, nenori būti vedžiojamas. Jie dar turi ir 10-metį australų aviganį. Vardu Margis, kuris tiek virtuvėje, tiek gatvėje visiškai nevaldomas. Ar Viktorijai pavyks užburti šiuos aikštingus šunis? O gal Šelbės švelnumas reiškia, kad žirnelio niekad nepavyks perauklėti? Ar kai loja visada paimat jį ant rankų? Taip. Garsiai loja. Kas namie šeimininkas? Viktorija Silval jau daugiau kaip 13 metų dresuoja šunis Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse valstijose. Šįkart važiuoja pas Šelbę su Kreigu, kurie turi katę ir 2 šunis. Kai šuo pernelyg reikalauja dėmesio, verta susimastyti. Skatindami netinkamą elgesį tarsi sakote, jog nieko blogo. Ir vėliau dėl to turėsite daug rūpesčių. Viktorija jau atvyko į vietą pirmą dieną stebės šeimą ir jų šunis. Sveiki. Čia šuo? Taip. Kaip tipena? Mūsų žirniukas, o ten Margis. Margi, pas mane. Australo aviganis. Labai gražus. Pirmas įspūdis, kad Šelbės, Kreigo, žirniuko ir Margio šeimoje labai jau triukšminga. Lojama ištisai. Tai kokios gi bėdos? Bėdų daug. Akivaizdu, didžiausia rūpestį kelia nuolatinis žirniuko lojimas. Loja dėl visko. Ir dar, kai išeina iš namų, žirniukas tiesiog pašėlsta. Šelbė pasiema rankinę ir bando eiti pro duris, bet žirniukas griebė ją už kojos ir nori sulaikyti. Viso gero, žirniuk. Kai Šelbė bando eiti iš namų, žirniukas nenori išleisti. Įsikabina ją į kelnių klešnę ir kai vaikutis abiem letenėlėm apkabina koją, tarsi sakytų: mamytė, labai prašau, neišeik. O kaip jums sekasi lauke? Lauke žirniukas elgiasi gražiai. Leidžiasi vedamas už pavadėlių, mėgsta sekti paskui Margį. Tik jeigu eina su manim, nenori eiti tolyn. Praeinam kelis namus ir sustoja kaip įbestas. Ne už ką neis toliau. Labai įnoringas šuo. Labai. Ir išties, nueis vos keliasdešimt metrų, žirniuko baterijos pradeda gesti. O vargi, atrodo, kad tikrai nori pasivaikščioti, nekantrauja eiti. Jau prisivaikščiojom? Tačiau jiems pasukus namų link, žirniukas atsigauna. Visai kaip lenktyninis žirgas, o kojytės tokios mažutės. Jeigu žirniukas nelabai nori eiti iš namų, tai Margis turi kitokią bėdą. Dėl per didelio šuns aktyvumo Šelbė nebepajėgė jo vedžioti. Gal parodytumėt, kaip jį vedžiojat? Noriu pažiūrėti, kaip elgiasi išvydęs kitą šunį. Žinoma, atneš savo pavadėlį. Čianai. Koks spartingas šuo? Sėsk. Nors ir nekantrauja eit, Margis ramiai sėdi ir leidžiasi prisegamas, bet pamačius kitą šunį, išgaruoja visa savitvarda. Išvestas pasivaikščioti, Margis buvo labai aktyvus. Iškart supratau, kodėl Šelbė negali jo vedžioti. O kaip būtų, jeigu priverstume jį arčiau kito šuns? Galim prieiti. Margis labai susijaudinęs. Audringai reaguoja į kitus šunis, nors privestas arčiau, gana draugiškas. Margis trykšta energija, bet tie, kurie jį pažįsta, žino, kad jis nepiktas. Kita vertus, nepažįstamas toks jo veržlumas gąsdina. Margis nėra užpuolęs nė vieno šuns, bet kai šitaip tamposi, tikrai panašu, kad puls. Todėl suprantama, kad kitų šunų savininkai jo prisibijo. Kągi, grįžkime namo, manausis nebeištveria tokio lojimo.
Namuose Šelbė pasakoja Viktorijai apie dar vieną rūpestį. Žirnelis nesileidžia šukuojamas. Turim trumpai įkirti, nes žirnelis nesileidžia šukuojamas. Man labai patinka pomarienai. Jų gražus ilgas plaukas, bet dabar atrodo kitaip. Akivaizdu, jam nepatinka. Nepatinka, o juk aš jo net neliečiu. Žirnelis nemėgsta būti šukuojamas. Ir aiškiai tą jums pasakys. Baisu, paprastai vežu į pas kirpėją. Tegu juo pasirūpina. Vežu pas kirpėją maždaug kas 2 savaitės. Norėčiau pamatyti, važiuojam. Žirnelis jau paruoštas kelionė. Nėra ko stebėtis, kad žirnelis įsitaiso automobilio priekyje. Taip, čia jo vieta. Įdomu, kaip žirnelis elgsis pas kirpėją. Nenoriu, kad būtent Šelbė jį šukuotų. Ar nepatinka šukavimas apskritai, noriu sužinoti. Kur tas mūsų triukšmadarys? Štai čia. Labas, žirniuko, pyksti. Neprašiau leidimą, apgailestauju, ponė. Taip, dabar jūs šukuosime. Baisu. Kai plaukai ilgi, ieškom, kur susivėlė gaurai. Taip, jis priešinasi. Bet čia dar tik pradžia. Vėliau kovoja kaip tikras ninja. Puola jam nepatinka viskas, bet labiausiai nepatenkintas, kai priartėjom prie snukio. Žmogui nebando kąsti tik šepečius. Jam nepatinka būtent jie. Kodėl jūsų manymu taip yra? Šelbė užsikimškausis. Manau, jam leidžiama daryti, ką tik nori. Negali būti. Deja, taip yra. Mažus šunis labai lengva išpaikinti. Šįkart būtent taip ir nutiko. Žirniukas mažas, išpaikintas pomarėnas. Taip, teisybė. Ne. Namuose Viktorija pamato visiškai abiejų šunų neišsiauklėjimą, šeimininkams pietaujant. Kas dedasi virtuvėje? Virtuvėje nieko negalim palikti. Jeigu tik paliksim kokio maisto, Margis ės. Ar kai pradeda lot, visada paimat jį ant rankų? Visada. Kitaip jo nenuraminsi. Žirnelis priverčia Šelbę pildyti visus jo norus. Negali palikti jo nė akimirkai. Ar galėčiau pamatyti, kaip vagiamas ant spintelės paliktas maistas? Pereitą savaitę iškepiau keksiukų draugės gimtadieniui ir palikau ant spintelės. Kai po pusvalandžio grįžau, nebebuvo daugiau kaip pusės. Šelbė padeda maisto ant spintelės ir visi išeina iš virtuvės. Margis apsimeta, eina sykiu, bet staiga pasuka atgal. Šuns domėjimasis maistu teigiamas dalykas jį dresuojant. Tuomet greičiau išmoksta. Bet yra ir neigiama šios savybės pusė. Margis negalvoja apie nieką kitą išskyrus maistą. O jeigu šunis negvelbia maisto nuo spintelių, prašo ir prie stalo. Džiaugiuosi, kad Viktorija pamatė, kaip valgom. Būtų nuostabu, jei galėtume ramiai, netrukdami pavalgyti. Ar kada galite atsisėsti ir ramiai užkąsti? Kad šunis nesipainiotų. Ne. Kai tik atsisėdam prie stalo, Margis spokso į mus, net seilės bėga. Ir tai bėga, kol valgom. O žirniukas laksto aplink ir nenutildamas loja, kad nepaimu jo ant rankų. Taip ir sėdim abu, kol pavalgau. Jei tik padedu ant grindų, vėl į malot. Garsiai loja, o varge. Jau ausis skauda, nes šiandien visą dieną girdėjau tik lojimą, lojimą, lojimą. Netrukus. Labai jau veržlus, dėmesio reikalaujantis šuo. Dresūra prasideda nuo Šelbės ir žirniuko. Nieko nedarykit. Kaip jūsų manymų reaguos žirniukas? Atraskite epiliaciją vandenyje. Silkepil 7. Netgi po vandeniu šalina smiltelės dydžio plaukelius. Tokių rezultatų nepasieksite epiliuodamos vašku. Geriausias pasaulyje šlapesis ir sausasis epiliatorius. Pats metas išbandyti su 100 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Silke Pil 7. Tik iš Braun. 3 iš jūsų 4 tikriausiai turi dantenų problemų. Aš neturiu. Atlikim tarpdančių siūlo testą. Truputis kraujo? Tai gali būti dantenų liga. Matote uždegimą? Colgate Total Program Health gali sumažinti dantenų problemas net iki 88%. Matote? Mano švarus? Tai kas norėtų pakuotės? Naujoji Colgate Total Program Health nėra geresnės pagalbos jūsų dantenoms. Colgate. Geriausios mūsų gyvenimo akimirkos. Akimirkos, kurios užgniaužia kvapą. Skanios akimirkos. Sustabdytos akimirkos. Gruzija. Geriausioms jūsų gyvenimo akimirkoms. Vyras savo dienas baigė liepsnuose. Kokių paslapčių turi kabareto šokėjos? Nors gal vis dėlto šokėjai. Mentalistas. Ketvirtadienį 22:35 per LNK. Kur lova? Nėra lovo. Ar aš pati būčiau atvirai, jeigu kas nors manęs klausinėtų, priklausomai nuo to, kas manęs klausia? Jei jaučiu, kad man meluoja, aš klausiu dar kartelį. Parodyti savo jausmus yra gerokai daugiau nei nusirengti. Kiekvienas bijo parodyti savo silpnumą. Kaip gaila, kad Julius išėjo. Jau greitai naujame LNK sezone. Tikras vyras turi turėti ginklą. Mėgti šlapias pramogas. Prisisioja į baseiną. Ir tikrą vyrišką kompaniją. Kas mano kalė? Šiandien būk prie teliko, nes į svečius užsuks. Tikras vyras. Taip, tikras vyras. 8:30 per LNK. Aktorius Gintaras Mikalauskas tikras skaitmeninės TV fanas bei ekspertas. Puikiu vaizdu jis džiaugiasi beveik 10 metų. Visada geras daiktas, estetiškas daiktas, kelia malonumą. Kodėl Mikalauskas turi net 9 televizorius? Ar po spalio 29-osios visi jie rodys skaitmeninį vaizdą? Šeštadienį 19:55 pirmyn su televizija. Jis gali atverti langus į pačias tamsiausias žmogaus sielos kertes. Jis moka į dienos šviesą ištraukti pačias nedoriausias aistras. Skandalingas Dmitrijaus Nagievo pokalbių šou Langai. Nuo pirmadienio iki penktadienio 7 per TV1. Kai užlipu ant scenos, viskas pasikeičia. Žinokit, net po tiek metų šiurpuliukai bėgioja prieš koncertą. Tikrai, dainavimas malonumas, be kurio neišgyvenčiau. Tai tikra aistra. Jei norite įminti jaunystės eliksyro paslaptį, nepraleiskite nei vienos šio realybės šou serijos. 10 metų jaunesni, šeštadienį ir sekmadienį, iškart po vakaro filmo per TV1. Gali gyventi taip. Gali taip. O gali ir taip. Svarbiausia, kad jaustum malonumą. Geriausi filmai naujame TV1 sezone. Tarp nužudyto fotografo daiktų pareigūnai aptinka negyvų moterų nuotraukas, kur bylą tiriančius detektyvus nuves šis netikėtas atradimas. Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai. Nuo pirmadienio iki penktadienio. 8 vakare per TV1. Mielos moterys, TV1 sekmadienio vakarai skirti tik jums ir tik meiliai. Kartu su Utos Danielos herojėmis pasiduokite ilgai slėptiems jausmams ir pasinerkite į gražiausius gyvenimo nuotykius. Iš Utos Danielos kolekcijos Dangus tavo akyse. Šiandien 9 vakare per TV1. Guess who?
Susipažinkite, tai Harrieta, teisininkė arba tiesiog moteris su, tais kaip jie, kur pas vyrus. Ji vadovaujasi tik viena taisykle – jokių taisyklių. Nuo rugpjūčio 17 naujame TV1 sezone Ally McBeal kūrėjų darbas – gyvenimas pagal Harrietą. Buvo laikai, kai žemėje viešpatavo ne tik žmonės, bet ir dievai. Tais tolimais laikais užgimė didvyris, apie kurio žygdarbius iki šiol sklando legendos. Heraklis. Antroji filmo dalis sekmadienį, 1 popiet per TV1. Geležinis žmogus, Ašmenys, Ernis, nerealusis Hulkas. Kažkada jie valdė komiksų pasaulį. Dabar jie valdo TV1 eterį. Nuo pirmadienio iki penktadienio 4:30 gelbėk žmoniją kartu su Marvel anime superherojais. Nesibaigiantis flirtas ir naujos pažintys savaitgaliais. O kiekvieną darbo dieną susitikimai su seniai matytais, bet gerai pažįstamais draugais. Vienas malonumas, ar ne? Naujojo TV1 sezono vakarus leisk su geriausiais serialais. Viktorija Stilwell visą dieną stebėjo, kokiu rūpesčiu su 2 šunimis turi Shelby ir Creigas. Labai įnoringas šuo. Metas pasakyti šeimininkams savo nuomonę. Žirniukas kenčia dėl mažo šuns sindromų. Mažiems šunims paprastai atleidžiama daugiau negu dideliems. Maži šunys mieli, minkšti, pūkuoti. Žirniukas kaip žaisliukas, bet labai įnoringas, veržlus, dėmesio reikalaujantis šuo. Išties išpaikintas. Neleidžia jums išeiti pro duris, griebia už kojos, įsikabina kaip vaikutis, kuris prašo, mamyte, neišeik. Net negalite ramiai atsisėsti ir pavalgyti, kad šunis netupėtų greta ir nereikalautų kąsnelio. Ir suprantama, jūs jiems duodat. O žirniukas taip loja, kad paimat jį ant kelių. Jis jau žino, kad su jumis bendrauti reikia būtent taip. Jeigu norit, kad nelotų, turit nusileisti. Jis toks mielas, kad man nesunku jam nusileisti. Žirniukas puikiai tą supranta. Jaučia jūsų energiją, žino visus jūsų veiksmus, kai jau ruošiatės išeiti. Tokie sumanūs šunys itin jautrus, žirniukas nepakenčia šukavimo. Reikia pasiekti, kad leistųsi šukuojamas. Pomarienai turi ilgą plauką, juos būtina šukuoti. O dabar apie Margį. Nemanau, kad agresyvus šuo, tiesiog labai veržlus. Ypač lauke. Jis pradeda nekantrauti jau prie durų, nes vedžiojamas pernelyg retai. Reikia apie tai pagalvoti. Ir dar tas didžiulis noras tikrinti, kas ant spintelių, suprantama. Jis tik ir taiko, ką nugvelbt. Kai jūs virtuvėje negriebia, bet kai išeinat, nepraleis progos. Turėsim daug darbo. Du šunys ir abu turi rimtų elgesio bėdų. Tos bėdos skirtingos, bet jų ydas reikia taisyti. Pasiruošę dirbt, pasiruošę. Tuo pat ir pradedam. Puiku. Kodėl žirniukas šitiek loja? Manau, jis loja, nes trokšta mano dėmesio. Nori lojimų valdyti mūsų šeimą. Būtent, šunys, kurie nesijaučia saugus, labiau kontroliuoja aplinką. Jis pastebėjo, kad loti apsimoka, nes tada sulaukia dėmesio. Taigi nuo šiol jūs elgsitės kitaip. Kai jis los, nekreipsi dėmesio. Nusigręšit ir visai jį ignoruosit. Ignoruojat. Kai norims, palaukit 3 sekundės, o tada parodykite jam dėmesį. Nepaisot jo beprotiško lojimo, bet skatinat
ramų elgesį. Jau. Gerutis. Koks ramus šuo? Iki šiol žirniukas sulaukdavo Šelbės dėmesio lodamas. Dabar bus kitaip. Nuo šiol nebeskatins jo loti, todėl žirniukui bus sunku. Ir Šelbei bus sunku. Dresūros esmė nuslopinti blogą įprotį. Tokiais atvejais šuo stengiasi loti dar aršiau, dar garsiau, dar ilgiau, bet nereikia nusileisti. Nenusileiskit. Jūs žinot, ko siekit. Reikia priversti šunį atsikartyti nepageidaujamo įpročio. Teisybė. Po kurio laiko žirniukas pagaliau supranta, ko iš jo norima. Geras šuo. 3 sekundžių taisyklė labai veiksminga, nes jūs neskatinat lojimo. Jie taikant galima aiškiai parodyti, kad skatinat būtent ramų elgesį. Žirniukui teks ne tik užsitarnauti Šelbės dėmesį, bet ir žaislus. Čia mano siūloma žaislų keitimo sistema. Šunims pabosta tie patys žaislai. Todėl žirniukai duokit tik 2 per dieną, o vakarop sudėkite maišelius. Vėliau keistumėt, kad šuniui niekad nebūtų nuobodu. Gerai, kad jūs tapsite gerų dalykų šaltiniu. Taigi, nuo šiol visus žaislus turėsit jūs. Dabar galite atnešti žirniuko krepšelį. Anksčiau žirniukas galėjo pasiimti žaislą, kada panorėjęs. Užteko nueiti prie krepšio ir pasiimti kokį nori. Bet jis turi dėl jo pasistengti, kad suprastų, jog žaislą reikia užsitarnauti. Taigi nuo šiol visi jo žaislai bus čia. Negalės jo pasiimti, kada panorėjęs. Bus labai nepatenkintas. Jūs atėmėt jo žaislus. Viktorija demonstruoja, kaip veiksmingai saugot žaislus. Nuo šiol negau žaislo, kol būsiu nepatenkinta jo elgesiu. Lojimas man tikrai nepatinka. Jis reikalauja aršiai, piktai. Reikalauja, kad duočiau jam žaisliuką. Laukia, kol 3-4 sekundės bus ramu. Sėdžiu valandas. Laiko turiu į valias. Tačiau žirniukas nelinkęs nusileisti be kovos. Manau, jis nebežino, ką daryti. Supras. Nieko nedarykit. Jis nusivylęs. Dabar jau pyksta. Man buvo sunku žiūrėti, kaip kovoja žirniukas. Taip norėjo to žaisliuko. Nuo pat mažumės buvo vienas mėgstamiausių. Jam užtekdavo amtelti ir aš jį duodavau. Dabar jis tiesiog nežino, kaip jį gauti. Šelbė irgi buvo nerami. Jai buvo gaila žiūrėti tokią įtampą išgyvenantį šunį. Bet jis nejautė jokios įtampos. Tiesiog reikalavo, kad duočiau jam žaislą ir neketino liautis, kol jo negaus. Vadinasi, turėjau būti dar ryžtingesnė. Žinau, kad turėsiu sėdėti ten labai, labai ilgai. Jis lojo be perstojo taip ilgai, kad maniau, jog niekada nesiliaus. Pagaliau žirniukas suprato, ko iš jo norima. Geras šuo, 3 sekundės gerutis. Jam tikrai neskauda, nes ir vėl grįžta pas mane, tarsi norėdamas pasakyti, gerai, tebūnie taip, žaiskim toliau. Dar po kelių bandymų žirniukas stebuklingai apeina ratą ir nurimsta galutinai. Žirniukas itin sumanus šuo, jau supratau, ko iš jo norima. Ir nuo šiol viskas bus gerai. Atgal. Toliau matysite, kaip Viktorija išvaro margį ir žirniuką iš virtuvės. Juk šito jums reikia. Bet ar taip ir liks už durų? Viktorija Stilwell kovoja su pačiu bjauriausiu žirniuko įpročių lojimu. Ji ir toliau stengiasi nuslopinti dėmesio reikalaujančio šuns elgesį. Žinau, jums sunku išeiti iš namų. Vos pasukus durų link griebia jums už kojos, apsikabina ir neleidžia išeiti. Kada tai prasidėjo? Kai kartą grįžau pasiimti rankinės, kitą kartą raktų ir išėjau į darbą.
Kasryt tas pats. Ar galėtume dabar pasiimti rankinę raktus ir elgtis kaip visada? Okay. O varge, grįžkit. Viktorijos sprendimas – keisti įprastą Šelbės veiksmų tvarką. Apsimeskit, kad skaitot, atsistokit, laikydama rankose žurnalą. Eikite durų link. Atsisėskit ant grindų ir skaitykit toliau. Jis nežinojo, ką daryti, nelojo. Vėl atsistokit. Eikit. Šelbė galėjo išeiti pro duris ir šuo negrebė jai už kojos. Mes jo neapgaudinėjom, tik laužom ritualą. Nuo šiol jūs turite kas kart keisti išėjimo iš namų tvarką. Po kurio laiko žirniuko įprotis prieštarauti bus palaužtas ir Šelbė galės ramiai išeiti iš namų. Tikėkimės nuo šiol, kai rytais jums reikės eiti darbą ar kur kitur, bus daug lengviau. Tikiuosi, puiku. Kreigas su Šelbe neseniai susituokė ir labai noriu, kad savo namuose jie galėtų ramiai vakarieniauti. Margi, eime. Viktorija moko Kreigą ir Šelbę, kaip jiems valgant išvaryti šunis iš virtuvės. Noriu, kad Margis neperžengtų tos linijos. Tegu, čia bus riba. Kas kart, kai ją peržengs, nustums atgal. Žirniuką taip pat. Ten. Rodau savo kūnų. Atgal. Viktorija bando kelis kartus atgal. Žino, kad vadovavimą galima perduoti kitam. Kreigai, dabar jūs. Nebejojau, kad per vakarienę Margis tupės už tos linijos. Vėliau atsiguls. Taip ir žinojau, kad su žirniuku bus daugiau bėdos. Eikit. Atgal, būkit ten. Margi. Atgal. Žirniuk. Margi gulėt. Žirniuk atgal. Būk ten. Atkaklumas pasiteisina. Geras šuo, gerutis. Juk šito ir troškot. Norėjot, kad atsigultų. Dabar, kai žirniukas mokosi būti ramus, Viktorija nori sutramdyti jo priešinimąsi šukuojant. Reikia, kad šukavimas jam asocijuotųsi su kuo nors maloniu. Norėjau, kad šepetys sėtųsi jam su kuo nors maloniu, o vėliau ir pats šukavimo procesas. Sugalvojau itin stiprią motivaciją – vištieną, kurią žirniukas labai mėgsta. Gardėsis atsiranda kartu su šepečiu. Kas gali būti skaniau? Bet gardėsis atsiranda tik su šepečiu. Lėtai pradedu braukti šepečių, gardėsio kol kas neduodu. Leidžiu tik laižyti. Geras šuo. Gardėsi gaus skirtingų laikų. Kreigai, dabar jūs laikykite gardėsi, pakiškit jam po nosim ir šukuokit. Pagirkit šunį. Žirniukas geras šuo. Ką reikia šukuoti? Kad būtų gražus. Labai gerai. Puikiai intonacija. O dabar perduokit šepetį Šelbei. Nė garso. Žinau. Nuo šiol šukuosit 5 minutės per dieną. Vėliau, kuo ilgiau, tuo labiau jam patiks. Puiku. Šepetis duoda man vištienos. Nem. Vargu, ar dar kas galėtų būti geriau. Juk žirniukas ne karto neimtelėjo. Jam buvo smagu. Patiko procesas. Būtent to ir norėjau. Netrukus. Jeigu bus pernelik sunku, perduosit pavadėlį man. Ar Margis sutikęs kitą šunį sugebės išlikti santūrus? Rubrika Šunų pasaulio įdomybės klausia, ar tiesa. Margis yra Australo aviganis, tačiau šis šuo neturi jokio istorinio ryšio su Australijos žemynu. Klausimas, ar tikrai yra tokia veislė? Atsakymas – po pertraukėlės. Rubrika Šunų pasaulio įdomybės klausia, ar tikrai yra tokia šunų veislė. Mes sakėm, šis šuo neturi jokio istorinio ryšio su Australijos žemynu. Tokia veislė tikrai yra.
Šie šunys išvesti Šiaurės Amerikoje ir greitai tapo populiarūs tarp Jungtinėse valstijose dirbančių australų piemenų. Victoria Stilwell dresuoja 2 Šelbės ir Kreigo šunis. Margis australo viganis, o žirniukas pamarėnas. Pas metas mokytis vaikštinėti lauke. Jis labai džiaugiasi, kad eis pasivaikščioti, tačiau netrukus pradeda spėliotis. Vis dėlto pabandykim eiti toliau. Pažiūrėsim, kaip seksis. Eime. Jis tiesiog bijo, nes kelis kartus įsigando pro šalį važiuojančių šiukšlių surinkimo mašinų. Jos taip garsiai burzgė ir jis labai įsigando. Turbūt tas jį labai sukrėtė. Prie žirniuką bauginančią vietą jis sustoja kaip įbestas. Nepatinka motociklai? Minutėlė. Jam nepatinka motociklai, nepatinka. Paimkite ant rankų. Nagi. Ne, dabar jau tikrai toliau neis. Kai tik žirniukas išsigąsta, tuoj pat suka namo, bet Viktorija pasiryžusi padėti jam įveikti nuogastavimus. Kai pradeda spėliotis, nekreipkite dėmesio. Pakeiskite kūno padėtį, atsitūpkit. Štai taip, geras šuo, gerutis. Žirniukas toks mažutis, tad kai dirbu su mažai šunimis, mėgstu nusileisti iki jų lygio. Tada jie jaučiasi daug patogiau. Paimkit, laikykit skanėstus rankoje. Norėjau, kad žirniukui priėjus prie pasilenkusios Šelbės, jinai duotų jam skanėstą, o vėliau viliotų eiti toliau. Dabar paskatinkit jį. Taip ir toliau. Tegu mato skanėstą ir eina. Puiku. Geras šuo. Šaunuolis žirniukas. Gražu. Tik pažiūrėkit, dar niekad nebuvom nuėję taip toli. Dabar jis jūs veda. Žinau. Džiaugiuosi, kad Viktorija pamokė, kaip vedžioti žirniuką. Tikiuosi nuo šiol mūsų pasivaikščiojimai bus ilgesni. Jeigu žirniukas nenori lauką, tai Margis pernelyg džiūgauja dėl būsimos galimybės pasivaikščioti. Gatvėje yra kitas šuo. Pakviečiau kaimyną su šunimi. Kol Margis nesiliaus lojęs, niekur neisim. Margio bėda ta, kad vos pravėrus duris jis darosi nevaldomas. Taip džiaugiasi, kad eis pasivaikščioti, o jeigu dar pamato kitą šunį, tiesiog pašėlsta. Aišku, pamatęs taip prie jo besiveržiantį Margį, mano šuo įsigąsta. Kas žino, kokie jo ketinimai. Šią akimirką visas jo kūnas virpa, nes jis labai susijaudinęs. Noriu sutelkti jo dėmesį, kad pradėtų dirbti smegenis, kad taip neįsiaudrintų, o labiau sutelktų dėmesį į tai, ko aš iš jo noriu, kad girdėtų ir klausytų, ką aš jam liepiu daryti. Tokie energingi šunys kaip Margis sunkiai valdo instinktus, todėl svarbu auklėti juos taip, kad šuo visada būtų skatinamas. Reikia, kad jis galėtų gražiai prieiti prie kito šuns, bet pirmiausia, turi būti ramus. Ir tas susitikimas turi vykti šuns šeimininko nustatytomis sąlygomis. Dabar atidarysiu duris. Jis pamatys kitą šunį ir greičiausiai pradės lot. Tada uždarysiu duris. Lauk. Kai Margis nurimsta, Viktorija bando dar kartą. Po to dar sėki, kol galiausiai Margis supranta, ko iš jo norima. Žiūrėk į mane. Margio atlygis susitikimas su kitu šunimi. Nagi, pasisveikink. Kai Margis laukia ir visiškai nusiramina, toliau gražaus elgesio Margį mokys Kreigas. Pamato kitą šunį ir pradeda loti. Tuoj pat suku į kitą pusę. Apsigrėžiu. Nelok. Pagunda pasikalbėti su kitu šunimi didžiulė. Nelok. Kai šuo jau nebepajėgia valdytis, vedamas į vidų ir pamoka vėl prasideda iš naujo. Pagaliau Margis nusiramina. Ramiai. Ramiai. Eik ir pasisveikink. Pasakyk labas. Jis nori žaisti, kviečia žaisti. Margis greitai apsisuka, bet dabar Kreigo eilė bendrauti su kitu šunimi. Lygiai tas pas, tik dabar su juo būsite jūs. Jeigu pajusite, kad nebesusitvarkot, perduosit pavadėlį man. Labai gerai, nuostabu.
Margi, žiūrėk į mane. Į mane. Margi, į mane. Margiui reikia daugiau šunų draugų. Kai nuolat sutiks kitų šunų ir galės su jais pabendrauti, išvydęs gatvėje nepažįstamą šunį taip audringai nereaguos. Kuo daugiau šunų pažins, tuo mažiau jam rūpės naujas nepažįstamas. Kelis kartus Kreigui tenka apsisukti, bet pavyksta suvaldyti Margį. Šį kartą per pasivaikščiojimą Margis buvo daug ramesnis, labai protingas šuo. Greitai suprato, ko iš jo norima. Išties įspūdinga. Geras šuo Margis. Kas čia toks gudruolis? Margis gatvėje rodo savo sumanumą. Dabar Viktorija nori jį pamokyti gero elgesio ir namuose. Margis darbinis šuo, todėl reikia duoti jam darbo. Šunų sumanumą geriausiai stimuliuoja jiems duodamos užduotis. Jie ir patys labai džiaugiasi ir sulaukia jūsų pagirų. Pradėsim nuo šlepetės. Norėjau išmokyti Margį atnešti šlepetę, keliais etapais. Iš pradžių norėjau, kad tik paliestų šlepetę nosimi. Ir už tai gavo atlygį. Paliesk. Geras šuo. Vėliau užduotis sunkėjo, nebeužteko vien paliesti šlepetės nosimi. Todėl teko pasukti galvą, ką dar jis turi parodyti, kad gautų užtarnautą atlygį. Kartą pagrebė šlepetę dantimis ir gavo gardėsi. Geras šuo. Žingsnis po žingsnio Viktorija vertė Margį padaryti vis daugiau. Atnešk. Gerutis. Iš pradžių paimti, vėliau atnešti. Bet ar Viktorijai pareikalavus atiduos? Paimk. Atnešk. Duokš. Labai gerai, ačiū, labai gerai. Kai Margis jau žino, ką turi daryti, darbą įsitraukia Kreigas. Margi, paimk šlepetę, paimk, atnešk, atnešk. Geras šuo. Su šlepete išties labai pasisekė, didžiavausi Margiu, labai sumanus šuo. Buvo įspūdinga, kai Margis galiausiai atnešė šlepetes, tiesiog neįtikima. Toliau žiūrėkite, Viktorija palieka Šelbę su Kreigu vienus. Jie turi tęsti mokymą be jos. Bet ar Šelbė nusileis žirniuko kaprizams? Žirniukas vis dar atsisako vaikštinėti ir Šelbė pradeda netekti kantrybės. Trys iš jūsų 4 tikriausiai turi dantenų problemų. Aš neturiu. Atlikim tarpdančių siūlo testą. Truputis kraujo? Tai gali būti dantenų liga. Matote uždegimą? Colgate Total Program Health gali sumažinti dantenų problemas net iki 88%. Matote? Mano švarus. Tai kas norėtų pakuotės? Naujoji Colgate Total Program Health nėra geresnės pagalbos jūsų dantenoms. Colgate. Pradėkite savo dieną su pusrytainiais Belvita. Tai išskirtinis visų grūdo dalių, skaidulinių medžiagų ir vitaminų derinys iškeptas ypatingu būdu. Angliavandeniai išsiskiria palaipsniui per 4 valandas. Belvita. Energija visam rytmečiui. Taip pat paragaukite naujo skonių derinio. Skanus jogurto įdaras su gyvosiomis jogurto bakterijomis tarp 2 gardžių viso grūdo dalių pusrytainių. Pusrytainiai Belvita su jogurto įdaru tiesiog sukurti pusryčiams. Moterims patinka save prižiūrintys vyrai, tačiau skusti tam tikras kūno vietas būna sudėtinga. Peiliukai gali pjauti, o žirklėmis nesunku įsidurti. Bet yra Microtouch Max, galintis saugiai pakeisti ir aštrius peiliukus, ir žirklės. Kad plaukus nuskustumėte tobulai visai prie pat odos, jos nežalodami. Tai turbūt vienintelis skustuvas su įmontuota lempute apšviečiančia kiekvieną plaukelį. Lengvai pašalinsite nepatrauklius ausų plaukus, o nosies plaukeliai dings vos prisilietus. Žandienos atrodys idealiai, tvarkingi bus ūsai ir barzda. Jūs antakiai tankus, užmaukite specialų antgalį ir lengvai juos susitvarkysite. Naujasis Microtouch Max įveikia ir didelį plaukuotumą ir yra švelnus jautriausiai odai. Nuskuta plaukelius prie pat šaknų kaip peiliukai, bet kur kas saugiau. Specialus antgalis leidžia rinktis, kiek plaukelių pašalinti, vos pakirpti, gerokai sutrumpinti ar nuskusti kruopščiai ir glotniai. Puikiai išeitis moteriai, norinčiai, kad jos vyras būtų pasitempęs ir stilingas. Arba mamytei prireikus sutvarkyti sūnaus šukuoseną dar iki apsilankymo kirpykloje. Be to tai šauni dovana vyrui ar bičiuliui neišleidžiant net 100 litų. Microtouch Max atstoja didelius skustuvus, kruopščiau padailina jautriausias kūno vietas, o kainuoja vos 89,90. Taigi nerizikuokite su peiliukais ir žirklėmis. Išbandykite Microtouch Max saugų skustuvą, su kuriuo tobulai išpuoselėsite savo išvaizdą. Bet tai dar ne viskas. Užsisakykite dabar ir taip pat pridėsime 10 dalių kelioninį rinkinį. Jame bus viskas, ko prireiks prižiūrėti savo išvaizdą išvykus į kelionę. Taigi nebedelskite, pasinaudokite šio puikiai
puikių pasiūlymų skambinkite telefonu, kurį matote ekrane jau dabar. Dėmesio, įspėjame, kad kokybiškas ir reklamą atitinkančias prekes įsigysite tik paskambinę nurodytų telefonu, specialiuose Topshop ar didžiosiuose šalies parduotuvėse, taip pat adresu www.topshop.lt. Dar nesate 5 žvaigždučių klubo narys? Tapkite juo šiandien ir su neįtikėtina nuolaida įsigysite puikias elektroninės Delimano virtuvės svarstykles Alfa. Išsames akcijos sąlygas rasite adresu www.club5.lt. Anglijoje jis nacionalinis turtas. Australijoje dievinama ikona. Lietuvoje geriausia vasaros pramoga. Ponas Bynas per LNK. Projektą remia Pergalė, sėkmingiausias metų prekės ženklas. Laidą pristato piniginė.lt. Visada padės, kai sąskaita ištuštės. Dėmesio, dėmesio! Atostogos tęsiasi Kipre. Kodėl Zvonkaus pakeleivė nemėgsta Katažinos? Netinka tau, Idai. Ar Deividas gins savo mylimąją? Kilo mintis sviesti taurėje į veidą. Nauji keliautojų nuotykiai šiandien 20:00 per LNK. Keliones organizuoja Novaturas. Vairavimas man vienas malonumas. Toks, kad negaliu. Kaip meditacija. Užsidedi gerą kompaktą ir varai. Bet kur. O jeigu dar kokį gražų vaikiną kelyje aplenki. Svarbiausia atsargiai. Aš apie greitį žinoma. Jis visada svajojo leistis į tolimas keliones, o dangaus platybės skrosti didžiuliu lėktuvu, kur didelės svajonės nuves romantišką mažų avialinijų pilotą. Nostalgiška tragikomedija Mimino. Rytoj 9 vakare tik per TV1. Visos moterys svajoja apie princą ant balto žirgo. Visi vyrai trokšta sutikti svajonių moterį. Būk mano meilė. Laida, kurioje pildosi troškimai. Nuo pirmadienio iki penktadienio. 6 per TV1. Įtarti.